Labas rytas, brangūs žiūrovai. Šiuo metų laikotarpiu, kuomet šalta, balta, rusva, pilkšva, drėgna ir dar šalta, aišku, norėtųsi energijos, norėtųsi vitaminų, turiu receptą. Štai, pradžiui įsispaudžiam šiek tiek egzotikos. Štai va taip, energija vaisiui. Raudonas spalva labai gerai. Joje yra ne tik vitaminai, bet ir karščio energija. Ir labai daug mums trūksta, žalumos labai daug jos dedame, šį kartą net su šaknimis. Netrukus mes pajudėsime horizontalinėn kelionėn ir susipažinsime su Valentinu, vienas iš kūrėjų Live Food kompanijos. Įdomus žmogus, kadangi jisai buvo bankininkas, dabar yra lysvininkas, daržovininkas, salotininkas, nu žodžiu, kaip pavadinsi, nepagadinsi, kardinaliai pakeitęs savo veiklą. Ir būkim sveiki toliau, tuoj pajudėsime. Aš jūs pamirštu paspausti mygtuką, atleisk, aš įpročiu. Labas, Tadai. Sveiki. Tadai, tu kokiam skyriuje esi? Esu ekonomistas. Ekonomistas, esu vienas makroekonomistas. Makro? Makro, taip, aš žmogus, kuris nustebiu ekonomiką. Taip. Aha. Tvarumas maisto pramonėje. Kokia dabar situacija? Kiek gali keistis, tai keičiasi. Ir sakyčiau, tie pokyčiai didesni būtent yra maisto gamybos pramonėje. Vėlgi yra ir reguliacijos, bet yra ir tokio, savito, ne tik supratimo, bet ir noro pagaminti gerą produktą ir pigiau, ir kokybiškiau. Ne? Nes tas žodis tvarumas, jisai jau visiems yra aiškus, kad su tuo reikia gyventi ir mes ten turime eiti. Tai ten ir eina maisto gamybos pramonė, kad turi gaminti naudodamas mažiau energetikos resursų, kas yra dažniausiai, jeigu šiltnamis yra elektra, jeigu ten yra, augalininkystė, tai yra mažiau degalų sunaudoti ir panašiai. Tai mažiau reikalauja, kaip sakyti, dirvožemio nedaryti įtakos. Tai vėlgi, tai yra tie patys šiltnamiai, kur mes važiuosim, pamatysim, kad ten nereikia to dirvožemio. Iš esmės, kartais galvojama, kad žemės ūkis, kur čia panaudosi dirbtinį intelektą. Bet aš manau, kad tai yra vienas iš tokių spartesnių dirbtinio intelekto panaudojimo sektorių, kur tas daroma ir artimiausių metų darysis. Tai, ūkininkai irgi turi tokie rūkininkai ir gamybininkai tiesiog kuo mažiau įdėti tų cheminių medžiagų ir dėl to, kad būtų sveikiau, bet dėl to, kad tai kainuoja, ne? Tai tu gali sutaupyti tręšimą ir trečdalių, ir per pusę, ir gal panašų derlių, bet turi žinoti, kur tiksliai dėti trąšas, kur tiksliai augalai yra pakenkti. Tai čia irgi labai jaučiasi automatizavimas ir dirbtinis intelektas. Tai sakau, yra labai toks noras sunaudoti mažiau resursų, o pagaminti gerą produktą. Vertikalus ūkis, ane, Live Foodo, jis kuo yra išskirtinis? Tuo išskirtinis, kad jis yra labai stipriai sumažinantis ir energijos, ir kitų išteklių vartojimą. Ta įmonė sėkmė yra tokia, vadinkim, pernai metų žvaigždė yra šitam sektoriui. Ir kai kalbam apie naujoves, tai čia yra, kas yra naujovė. Žvaigždė? Šitam sektoriui. Aš supratau, pernai metų toksai sprogimas buvo. Taip. Jie kaip pavyzdys. Taip, nes ne vien tik Lietuva. Vieni turbūt didžiausia buvo toks kaip tokiam taške ūkis vertikalus. Lietuvoje? Gal net ir Europoje. Labas. Sveiki. Valentinai. Live Food, ane? Taip, sveiki atvykę į vertikalų ūkį. Eik, tu savo. Čia ir yra vertikalus ūkis, kaip supratau. Taip, tai kaip ir pavadinimas iš savęs sako, auginimas yra vertikaliai į viršų. Klausyk, čia gal ledinis ekranas, ką? Ar čia yra tiesa? Gali būti ta iliuzija tokia. Palauk, tuoj šitą. Einam. Dušą. Ir ką daro šitas dalykas? Nupučia visus nereikalingus patogenus. O jisai pučia su kažkokiu tais chemikalu, ar ne? Ne, paprastas oras. Paprastas vėjas? Taip. Tai tas pats, kas su fenu, tik tai, kad ilgiau. Taip. Valentinai, kiek čia lentynų? Turim 14 aukštų ir 15 juostų, stalažų. Tai gryno auginimo ploto, kad taip įsivaizduoti, visi mėgsta skaičiuoti hektarais, tai turim apie 1,3 hektaro to gryno auginimo ploto, kurį ir sėjam ir nuėmam kasdien. Kiek matot
žalumynų, tai galima užauginti apie 1000 kg per dieną, kas yra maždaug kiek 10% visa Lietuva suvalgo. Tai 10 tokių angarų ir lietuviai žalumynus valgytų kiekvieną dieną ištisus metus. Tugi buvai bankininkas, kiek aš žinau, taip? Ir staiga tu tapai, Tadai, tu irgi bankininkas, tu klausyk. Taip, aš jau ruošiuosi, ruošiu dirbą. Šiuo metu jis jau nebe bankininkas, jis dabar yra žaliavalgių dievas. Kokia plyta, kaip aš sakau, nukrito, kad viskas tavo gyvenime pasikeitė ir staiga va, tokio pobūdžio verslas. Nuo ko prasidėjo? Pakankamai atsitiktinai pamačiau konceptą tokio auginimo, dar gyvenau tada Danijoje, buvo 2019 ir pagalvojau, kam viso to reikia. Negi mums neužtenka laukų, dirvožemio ir pradėjau tiesiog gilintis, iš kur žalumynai atkeliauja. Aha. Ir tuomet pastebėjau, kad dauguma žalumynų yra importuojama, tada pažiūrėjau maždaug kokio senumo jos būna, tos prekės ir pastebėjau, kad dažniausiai minimum 4-5 dienų senumo jau kol atkeliauja iš Italijos. Tuomet yra visi fasavimo momentai, kai yra įleidžiamas dujos, kiti dalykai ir tiesiog pagalvojau, kodėl neužauginus vietiniai rinkai čia ir dabar esame pačiame mieste. Tai būtent visiškai nutrauktą tiekimo grandinę. Tai nuo to laiko tiesiog pradėjau, kaip būnant irgi ekonomistas, gilintis į problemą ir buvo labai aiškus sprendimas. Tai tu kaip žmogus, kuris galvoja apie planetą, apie galų galę savo tautą, vardan tos Lietuvos ir mūsų sveikatos, visą tai sugalvoji. Būtent, jeigu pažiūrėtume irgi mūsų žalumynus, tai mes irgi labai aiškiai komunikuojame, kad jų nereikia plauti ir jos yra paruoštos valgyti. Ir tai yra būtent sukuriama dėl to, kad mes nenaudojame jokių kenksmingų chemikalų, jokių pesticidų, herbicidų. Tai tiesiog vartotojas atidaręs pakuotę gali drąsiai imti, valgyti ir traškinti. Ir šaknis atrodo netgi irgi, ir tas nereikia plauti, čiagi jokio juodžemio nenaudoti, visiškai. Tai, pačios šaknis, kaip irgi matot, jeigu šaknios yra šviesios, tokias, kokias matot, tai jos yra sveiko šaknis. Jas galima valgyti? Jas galima ir valgyti. Ragauju kol kas akimis, ką dar turi čia nais visose šitose lentynose? Kiek iš vis rūšių augalų? Šiai dienai turime 12 rūšių, nuo tokių, kaip vadiname, gūžinių salotų, kaip icebergai, romaninės, green flame'as, kuris yra čia, iki kryžmažodžių kategorijos, kaip rukola, puikiai žinoma, dabar įvedėme naują produktą Baby Pak Choi, kur Europoje sunkiai pavyktų kur įsigyti, yra, kaip žinomas, Pak Choi, tos didelės daržovės, auginame baby tokius lapukus. Gali parodyti, matau, kad tenais bazilikas darosi, ne? Jo, ir auginame ir prieskoninės žolelės, tai bazilikai, kalendros, petražolės. Galite paragauti, kaip salota atrodo tik nuimta. Tai galiu garantuoti, kad nebent iš daržo teko ragauti tik nuskintą produkciją, bet galite paimti tiesiog vieną stebelį ir paragauti, kaip salota, šiuo atveju bazilikas. Galiu? Taip, tiesiog tiesiai, kokį skonį ir kokį išraišką turi. Tai mūsų atveju, kadangi auga irgi vandenyje, tai jinai turi nedaugiau to sultingumo ir pačios skonės savyje. Ir patys stebeliai yra puikiai valgomi. Mes irgi paliekame kiek ilgesnius kotelius, nes lauko sąlygomis augalai patiria visko ir sausrų, ir stiprių vėjų. Pas mumis jie yra tokie minkštesni, kadangi čia yra tobulas klimatas. Visą laiką ideali temperatūra, orą mes reguliuojam, šviesą irgi reguliuojam dieną. Jums turbūt reikia labai daug šviesos, taip? Čia pagrindinis dalykas. Elektros energijos jums milžiniškas kiekis turi eiti. Taip, tai čia viskas yra iš atsinaujinančių šaltinių, tik tai žalia energija. Ir kaip matote, viena dalis stelažo yra uždengta, matot, šviečia, jeigu tai va pažiūrėtume, o kitoje yra tamsuma. Tai čia yra diena ir naktis. Ir kas 12 valandų šitie ledai automatiškai slankioja į dešinę ir į kairę. Dabar, matot, visam ūkį ledai yra vienoj pusėje, tai ten yra diena. Čia yra putoplasto paletės skirtos būtent augalams, ne? Taip. Galiu paimti? Taip. Va šitose skylutėse jūs įdedat sėklytę
Taip, yra želiai dedama ir tada sėklytė. Ai, tai ten ir einam, kur Taip. procesas visas vyksta. Atleiskit, kad skubu, nes daug labai kliuvinių ir klausimų. Čia jau po viso proceso, čia jau nuimta ir tada jau keliauja per plovimą. Einam Tada prie pradžios. grįžta. Čia yra tas želė substratas, į kurį būtent yra įleidžiama sėklytė. Ir kaip sako, kad jūsų salotos užauga ant chemijos, tai mes chemijos tikrai nevalgytume. Ir galit pajaust, kad jinai nelabai turi kažkokį skonio. skonį. Taip. Kai jau sėklytė yra įdedama, matot, važiuoja padėkliukas, čia yra nupurškiama vandeniu ir jau tuomet šitie padėkliukai yra įdedami į baltą va šitą putplastį ir būtent yra speciali tokia medžiaga, kad plūduriuotų ant vandens. Kiek žmonių turi aptarnauti visą šitą plotą? Šiai dienai esame 40 keli žmonės, tokiam plotui yra sąlyginai mažai žmonių. Verslas, šitas stebuklas, jam metai maždaug. Kiek mažiau nei metai, mes Kiek mažiau nei startavome gegužės viduryje. Jūs startavot ir gavot finansavimą iš ES 6 milijonus, taip? Mes gavome dalinį finansavimą paskolos pavidalu iš Invegos, Aha. 3 milijonus ir kitas kapitalas 5 milijonai buvo iš privačių angelų investuotojų, kurie būtent patikėjo šitą viziją. Tai bendrai finansavimas yra arti 8 milijonų, ką matote Nu čia. gerai, toksai labai žmogiškas klausimas ir kurgi tie milijonai? 8, ne? Tadai, tu 8. Aš tai matau 8 milijonų. Įranga yra pakankamai brangi. Aha. Tuose 8 milijonuose yra ir apyvartinių lėšų, kaip bebūtų, užtrunka laiko, kol pasiekėme tuos pilnus pajėgumus, tai va tik šiais mėnesiais mes artėjam link to pilno pajėgumo, kai jau viskas yra sujungta. Jeigu būtumėt apsilankę kelis mėnesius anksčiau, būtų buvę kokie 50-60% šviesų, tai kiekvieną mėnesį pas mumis tas augimas yra nuoseklus. Tiesiog nori įsirgti, gerai žodžio prasme, už tokius verslus ir tokias idėjas. Vat, sakai, nepilni metai, milžiniškos investicijos ir milžiniškų plotų, puikiai viskas jau išvystyta, auga, parduodama ir panašiai. Jau dabar galima sakyti, kad tai yra super perspektyvus. Mes pagavome tą, kaip sakoma, sėkmę už pakarpos ir jojame ir tai bus amžinai. Sakyčiau, ir su energetikos kaštais, kaip bebūtų, elektros kainos irgi mažėja, tai vienareikšmiškai bus ateities ūkininkavimas, dalis įprasto bus pakeista vien dėl to, kad laukuose jau darosi sunku auginti. Tai va čia jau, ką matote, jau yra tam tikrų rūšių, kurias jau gebam pelningai auginti. Šitie ženkliukai yra inžinieriam, bet iš esmės viskas yra kompiuteriniai sistemai, žinom, kurią dieną ką nuim, bet va, mum atėjus dabar pro šalį, va čia va, gruodžio 28 dieną šita Batavija salota buvo pasodinta, parą laiko buvo tamsiajame kambarėlyje, kuomet savaitę, kur tankiai yra susodinta, buvo vienoj zonai, ir 4 sausio mes ją išėmėm, persodinom ir tuomet 26 sausio jau ją skinsim ir vešim į priekybą. Ir už visą tai atsakingas Batavija Leni? Taip. Iš kokios šalies? Batavija Leni yra iš Prancūzijos, taip tiksliai. Taivaniečiai yra vieni iš pradininkų būtent šitos technologijos. Jie pradėjo daryti 2008 metais. Tai turi tikrai daug patirties, ten yra šeimos verslas, jie yra mūsų ir akcininkai, ir pats tas išradėjas irgi buvo visos įrangos instaliacijos metu, tai kartu ir rinko, ir birino, viską darė bendrai ir būtent tuom ir skiriasi mūsų modelis galbūt nuo kitų ūkių, kuriuos matome pasaulyje, čia yra jungtinis 2 šalių, tos visos žinios ir atkeliauja iš Taivano. Tai vien įrangos čia neužtenka, reikia žinių. Pavyzdžiui, lauke yra dideli plotai tręšiami, tik dalis yra įsisavinima, visa kita yra Arba labai giliai augalai gali pasisavinti. Kiti augalai tada prasideda O čia kiekvienas turi savo skilutę, savo Piktžolių nėra, piktžolių neatsiranda. Jo. Nėra kažkokių vabalų ar kažko, kad reikėtų purkšti pesticidais. Visa kita, kas yra kenksminga ir žmogaus sveikatai, tiesiog šiai dienai mūsų žemė, kaip bebūtų gaila, yra tiek nualinta, kad tiesiog jau darosi sunku užauginti. Jau didžioji dalis yra nepagrįžtamai sunaikinta
būtent tos geros dirvožemio Vis žemės. dar nenori tikėti, tai vyksta ir Lietuvoje. Vyksta visame pasaulyje. Tas perteklinis tręšimas, jisai tik tai didėja, tai mes būtent su šitu, kiti gali sakyti, kad čia yra kažkas dirbtino, čia yra gerokai natūraliau nei tai, ką valgome. Tai tas natūralumas, tai va, tai, kad saulė yra replikuojama dirbtinė šviesa, o visa kita yra labai natūralu. Valentinai, tiesiai šviesiai paklausiu, palietei problematiką mūsų dirvožemio, mūsų pasaulio. Ar tai yra tobuliausia alternatyva išsaugoti mūsų žemę ir vat, auginti tokiam sąlygom, kur auga salotos, joms gerai ir mums gerai, ir žemėje gerai? Aš sakyčiau, viena iš tų alternatyvų. Kokios dar? Salotos yra vienas iš pirminių dalykų. Čia Taip. galima daug ką užauginti, tiesiog dar komerciškai neapsimoka, bet tikrai nenustepčiau, jeigu 5 metų bėgiai auginsime uogas, kitas rūšis. Tiesiog su tokiu dalyku galime padėti ekosistemai atsistatyti. Tai įsivaizduokit, kiek dabar hektarų sutaupome kasdieną, kiek miškų nereikia kirsti. Tiesiog ta ekosistema turi atsigauti. Šiuo metu be Taivanio, ten Japonija dar klesti, šis vertikalus ūkis Europoje yra didžiausias. Taip, šiai dienai dar yra didžiausias. Yra statomų, kiek žinau, Anglijoje. Dar stat. Dar Atsilieka. didesnių. Bet Anglija jau kaip ir ne Europos Sąjungoje, tai mes Vis dar įprotis yra. Europos Sąjungoje didžiausia, tai tas užtikrintai būtent per tą išeigą kvadratinio metro. Tik šviežiai derlius nuimtas atrodo. Tai Galiu palaikyti, ką. Taip. Aš dar tiek bazilikų vienoje rankoje prieš akis nesu matęs. Tikėjus irgi buvo klausimas, kodėl groja klasikinė muzika, tai jinai irgi yra leidžiama ne veltui, yra įrodyta tyrimais, kad augalai irgi turi emocijas. Ir būtent klasikinė muzika prisideda prie geresnio augalo augimo. Iki kelių procentų sako, kad geriau žalumynai auga. Sako, tai ir šitą ir mes skaitėme, ne? Bet jūs pamėginot? Mes čia nebandėme, puikiai auga viskas, aišku, bet Taivane buvo irgi eksperimentas, kur buvo paleista labai sunki muzika metalo ir kitam kambarį būtent ta klasikinė, tai augalai apturėjo to streso ir buvo kažkiek pavitimo, buvo būtent kur buvo ta sunki muzika. Tai... O su klasikinė turbūt netgi salotom žiedai atsirado. Tadai, galima nuo mūsų abiejų ir nuo visos Lietuvos ir planetos. Valentinai, jūsų kompanija vadinasi LeafFoodas, Taip. o tu esi salotų Bruce Lee. Tai, kaip sakoma, klestėkit, žaliuokite ir skleiskitės ir skleiskit. Turėjau garbės. Dėkui už palaikymą. Ačiū Jums labai. Ačiū. Nu ką, Tadai, čia ir yra ateities maistas, kaip tau atrodo? Tikrai taip. Džiaugtis ir žavėtis, aš esu talentingas. Nustebinti mane yra sunkiau, o aš vis dar esu šioje būsenoje. Įsivaizduojate, vertikaliame ūkyje galime užauginti net 200 kartų daugiau produkcijos nei tradicinėme. Čia sunaudojama 95% mažiau vandens, nenaudojant jokių pesticidų, tik energiją iš atsinaujinančių šaltinių. O prekystalių salotas gali pasiekti jau tą pačią dieną ir taip ištisus metus, kaip sakoma, tiesiai iš lysvės. Tokioj mažoj šaly galingas pavyzdys visam pasauliu. Juk yra alternatyvų, kaip galima gelbėti mūsų motiną žemę. Jums leidus aš toliau pamedituosiu, pasvajosiu, pasidžiaugsiu ir palinkėsiu, o užsuksime jau kitą šeštadienį. Tylus geradariai dar nustebins jūs mus įkvepiančiomis istorijomis.